Labą dieną. Taigi spalis Lietuvoje sodų sodinimo metas. Tačiau norėčiau visiems pasakyti, kad ne tik tai spalį galima sodinti sodus. Galima sodinti ir visą lapkritį. Svarbu, kad būtų pliusinė temperatūra, dėl ko mes sodiname rudenį. Rudenį geriau sodinti todėl, kad augalas pavasarį, jau pajutęs dirvos temperatūrą apie 5 laipsnių šilumos, jisai jau pradeda vegetuoti ir jau semiasi jėgas ir ruošiasi augimui. Paprastai pavasarį būna mažesnis asortimentas, todėl kad kiekvienas medelynas stengiasi išsiparduoti prieš žiemą, kad mažiau reikėtų jiem patiems saugoti. O be to pavasarį mes turime begalės darbų ir vis atidėliojam, o tada jau temperatūra pakyla. Reikia tada pastoviai laistyti, kas savaitę mažiausiai reikia laistyti ir ne vieną kartą sodinukus. O pasodintus rudenį, jeigu mes juos gerai pasodiname, tvarkingai palaistome, tai pavasarį jie jau pradeda vegetuoti ir reikia tik laikas nuo laiko patikrinti jų būvį, drėgmės stovį dirvoje. Dažniausiai iškylantis klausimas, koks turi būti dirvožemio rūgštingumas. Taigi obelim apie 6, vyšniom, slyvom šiek tiek nuo 6 iki beveik 7, kriaušės maždaug taip pat kaip ir visi kaulavaisiai, tai yra kaip ir obelis. Tik tai reikia turėti omeny, kad avietėm reikalinga šiek tiek rūgštesnė dirva, apie 5,5–6, todėl kad jeigu avietės auga kalkingoj dirvoj, jos tiesiog blogai pasisavina geležį ir kitus mikroelementus. Dar pagrindiniai klausimai, kurie kyla sodinant, tai atstumai. Atstumai, vėlgi, reikia žiūrėti, ką mes sodiname. Jeigu sodiname ant sėklinių poskiepių augalus, tai yra aukštus augalus, reikia didesnių atstumų. Sėkliniam augalam turėtų būti maždaug tas pats ir kriaušim, ir obelim, 4–5 metrai tarp augalų ir nuo 5 iki 7 metrų tarp eilių, kas jau sodina didelį sodą. Mažesnių augumo augalam, tai yra kaulavaisiam, persikam, abrikosam, slyvom, reikalingi šiek tiek mažesni atstumai, tai maždaug kas 3 metrai ir tarp eilių apie 4 metrus. Trešniam šiek tiek didesni atstumai, geriausiai būtų 4×4. Vyšnios reikėtų irgi sodinti truputėlį tankiau galima mažesnio augumo, nes irgi ne visos vienodo augumo būna vyšnios. Tai galima nuo 2,5–3 metrų ir tarp eilių apie 4 metrus. Tai puikus sodinukas su puikiai išvystytomis šaknimis. Kaip matote, ištisinės barzdos ir kas svarbu, kad kiekvienam sodinukui labai svarbu, kad būtų kuo daugiau smulkių šaknelių. Šitos šaknelės yra maitinamosios, jos turi patį pagrindinį vaidmenį vaidina augalo prigijimui ir jo tolesniam augimui bei mitybai. Dar vienas dalykas, kas labai svarbu, tai augalas, kad nebūtų su uždžiūvusiomis šaknimis. Kaip matote, čia yra puikiai šaknys drėgnos, apveltos žemėmis. Dar geriau, jeigu jūs prieš sodinant apvelsite molyje, molis išlaiko irgi ilgiau drėgmę. Šitas stambesias šaknis galima patrumpinti. Tiesiog atnaujinam pjūvius. Labai nereikia trumpinti, kadangi čia labai kompaktiškos šaknys yra. Tiesiog atnaujiname pjūvius didžiųjų šaknų ir siūlau pamerkti į šaknų augimo stimuliatorių. Tai galima panaudoti Baltijos auksą. Baltijos auksas tai yra įsišaknyjimo, gerinimo medžiaga. Tai tiesiog stimuliuoja šitų šaknelių prieaugimą naujoje vietoje. Visada skaitykite instrukciją, kaip ir ką reikia naudoti. Vadovaukitės gamintojo nurodytomis normomis. Taigi, o pagal gamintojo nurodytas normas,
Čia yra labai patogi pakuotė. Štai yra pipetė. Ir galima tiesiog lašais suskaičiuoti, kiekgi mums reikia tų lašų. Kadangi mūsų didesnė talpa, mes galime ir iš akies truputėlį šliūkštelti. Ir į tą augimo šaknų aktyvinimo stimuliatorių pamerkėme augalą. Augalą pamerkti reikėtų netrumpam. Ir reikia merkti taip, kad būtų visos šaknys pamerktos. Tačiau galima naudoti tam pačiam tikslui ir Baikalas AM. Taip pat ten yra normos nurodytos, reikia vadovautis normomis. Tai irgi suaktyvina, kaip žinote, ir sėklų dygimą, ir suaktyvina gerų bakterijų dauginimąsi dirvožemyje. Dirvos paruošimas. Labai svarbu tinkamai pasodinti medelį ir į tinkamo dydžio duobę. Tinkamo dydžio duobė, jeigu pas jūs geras dirvožemis, jeigu nereikia ypatingai to dirvožemio gerinti, gali būti duobė ir visai sekli, tada netgi apvertus velėną, jinai dedama į apačią duobės, tik tai reikia su kastuvu susmulkinti, kad tai būtų puri terpė. Tose dirvose, skurdžiose dirvose, žinoma, reikia iškasti gilesnę duobę ir turime pagerinti dirvožemį. Nemanau, kad kiekvienas sodindamas medelį dešimtmečiams nenorės pagerinti jam gyvenimo pirmaisiais metais. Taigi, duobė, dar kartą kartoju, priklauso nuo to, kokiame dirvožemyje ir kaip jūs ruošiatės tą medelį auginti. Dirvos gerinimo, kokias turim dirvos gerinimo priemonės? Skurdžiai dirvai, jeigu tai yra smėlėtas, arba jau toks ryškus priesmėlis, būtų labai gerai įdėti molio. Tačiau neišplakite ir nesuplakite to molio, turite sumaišyti labai gerai tiesiog su esamu dirvožemiu, todėl kad paskui gauna augalas vazono įspūdį ir jis toliau šaknis nesiplečia už duobės ribų. Kasant duobę, visų pirma, derlingąjį sluoksnį dedame į vieną pusę, gilesnį sluoksnį dedame į kitą pusę. O užpilant jau ant šaknų pilame derlingą sluoksnį ir tik tai vėliau paviršiuje užpilame tą gilesnį sluoksnį. Kadangi šiandien sodiname gana skurdžiame dirvožemyje, mes iškasime duobę didesnę šiek tiek ir bandysime pagerinti. Pagerinimo priemonės tai yra įvairios. Purumui padidinti yra labai gerai naudoti neutralų durpinį substratą, kuris yra jau praturtintas mineralinėmis medžiagomis. Taip pat organinį kompostą. Štai koks birus gražus yra. Galime naudoti, taipogi, jeigu turime savo pagaminto komposto, galime naudoti savo kompostą, tačiau jis turi būti taip pat birus, gerai perpuvęs ir be jokio kvapo. O šiaip dirvožemio pagerinimui dar siūlyčiau naudoti biohumusą. Kas tai yra biohumusas, manau, jau retas sodininkas nežino. Tai yra sliekų perdirbta organika. Labai skurdžioj dirvoj mes galime panaudoti, žinoma, bet tik tai į patį duobės galą. Galima sumesti, kaip sakiau, velėną, galima šalia buvusias žolės sumesti. Taip pat galime panaudoti ir kompostuotą arklių mėšlą. Kaip žinote, arklių mėšlas šiaip jau rūgština dirvą, tačiau čia yra kompostuotas ir specialiai paruoštas ir jo rūgštingumas jau yra 7–8 pH, todėl galima drąsiai naudoti bet kokiem augalam. Štai, birus, gražus
ir jo tinkamas rūgštingumas dirvožemio gerinimui bet kokiem augalam. Pirmiausiai pilsime šiek tiek substrato, kadangi gilios duobės nekasime, tai pilame kompostą. Dar kas labai nori pagerinti gyvenimą, galima, žinoma, šiek tiek mineralinių trąšų įberti. Mineralinės trąšos gali būti naudojamos universalios. Štai šitos rudeninės trąšos galima įberti porą trejetą saujų į dugną. Tačiau jos turi būti pačiame dugne, kad pastačius augalo šaknys jų nesiektų ir nenudegintų. Šiuo atveju mes tikimės gerai paruošti duobę ir nenaudosime. Bet tai jūsų pasirinkimas. Nepamirškite visada šiek tiek pamaišyti. O maišymas geriausiai štai tokiu būdu, kada smeigiamas kastuvas ir pasukama. Kaip sakiau, kad jau būtų pilnas komplektas ir tikrai mūsų medeliui būtų labai gerai, subersime bent pusę šito paketo biohumuso. Biohumusą, kada maišome su dirvožemiu, reikalingas santykis 1:5. Tai yra 5 dalys dirvožemio ir 1 dalis biohumuso. Tačiau mes galbūt čia šiek tiek mažiau į tą duobę bėrim, bet mes jau ir taip praturtinam dar priedo ir arklių mėšlų. Duobėje darome kūgelį, ant kurios statysime šaknis augalo. Labai svarbu augalą sodinti. Vėlgi dažnas klausimas, kaip sodinti, kokiame lygyje. Lygis turi būti, štai atsigėrė augalėlis, lygis turi būti obelim visada, kad skiepo vieta būtų aukščiau žemės. Ir pasimatuojame. O kaipgi pasimatuojame? Pasimatuoti reikėtų, kad, matot, per aukštai sukrovėm kūgelį. Reiškia, reikia šiek tiek pažeminti. Be to mes galim šiek tiek pritrumpinti štai šitą pagrindinę šaknį, kuri galbūt ir nėra labai, kur nėra smulkių šaknelių. Dar truputėlį reikia giliau. Taigi kūgelį nukasame. Ir turime reikiamą lygį. Dabar pagrindinis dalykas yra, kaip sakiau, kad niekada duobės gylis ir dydis turi būti, plotis tai yra, turi būti toks, kad laisvai šaknis tilptų ir neužsiriestų. Jeigu mes pasodinsime užsirietusiomis šaknimis, tai tas augalas blogai vegetuos, o paskui net gali žūti. Todėl, kad turi visos žiūrėti žemyn ir eiti ieškoti maisto medžiagų ten. Dabar, kad medelio nežaloti, reikalinga iš karto įstatyti kuolus. Kuolai kam reikalingi? Kuolai reikalingi tam, kad kai medelis pradės vegetuoti, kai bus lapai, vėjas, kad jo netampytų į visas puses ir nejudintų naujai atsirandančių šaknelių. Todėl mes pasiruošę esame kuolus. Kuolus reikia įstatyti dar medelio neužkasus, kad nepažeisti jo šaknų, kas dažniausiai šita klaida ir yra daroma. Taigi įsmeigiame vieną kuolą, o be to jos ir įsmeigti yra lengviau, kai medelis dar nepilnai užkastas. Čia yra prabangu, kada 2 kuolus įsmeigiame. Dažniausiai gailėdami įsmeigiame vieną kuolą, tačiau įsmeigus 2 kuolus jau medelis turi aiškę savo svyravimo amplitudę. Dabar belieka jį užkasti. Kasame palengva beriant žemės ant šaknų.
Ir kasant reikia truputėlį vis supurtyti, kad žemė pribėrėtų tarp šaknų. Jau kada augalą pribėrėme šiek tiek žemėmis, truputėlį apmindėme lengvai, reikia pirmą kartą palieti. Tas paliejimas daromas dėl to, kad būtume tikri, kad visos šaknys sudrėks. Sodinant labai sausų orų, tai net galime kokį kibirą į patį duobės dugną supilti. Tai tikrai nepakenks, o tik pagerins. Reikia, kad truputėlį susigertų tas vanduo ir užpilsime iki galo duobę. Kaip matot, užsipylė per aukštai. Todėl mes turime, kaip sakiau, kad skiepo vieta būtų. Kaulavaisius galima šiek tiek ir sodinti ir giliau, bet kadangi šiuo atveju sodinam obelį, tai skiepo vieta turi būti virš žemės. Pasodinus giliau, tiesiog augalas leis dar papildomas šaknis ir jisai augalas gerai augs, tačiau susivėlins jo derėjimas. Dar kartą apmindome. Vėlgi, kaip sakiau, lengvai. Ir vėl gausiai paliejame. Pasodinom, paliejom, vanduo geriasi, beliko medelį pririšti. Galima, tiesą sakant, naudoti ir bambuko kuolus. Bambuko kuolai yra ilgaamžiai labai ir tikrai užtenka medelių iki kol jisai galės augti be kuolų. Labai gerai medelį pririšti štais, kaip sakiau, su 2 kuolais ir panaudoti specialią juostą, kuri yra specialiai pagaminta augalų pririšimui. Na štai, belieka tik tai prišaudyti. Prišaudimui reikia turėti štai tokį prietaisiuką. Prišaunam per kelias vietas, kad stipriai laikytųsi. Ir dabar augalas jau puikiausiai mums stovės. Nebaisus jokie vėjai. Tačiau noriu pasakyti, kad galbūt ne kiekvienas įsigysite tokią juostelę prašmatnę. Tai galima panaudoti ir lininę, būtent lininę virvę arba lininį špagatą. Jeigu lininis špagatas, tai jisai turi būti susuktas iš kelių, sakykime, čia iš 4, kad netrintų medelio. Tokiu atveju augalas yra tvirtinamas štai taip. Užsukame 8-uke iki tiek, kiek mums reikia. Tada medelį ir vėl užsukame. Kodėl tai yra daroma? Todėl, kad augalui augant, štai pavyzdžiui ir čia augalui augant, neriboja, storės šitas kamienas, tačiau niekas jo neribos ir neužverš. Taip pat su 8-uke, kada mes 8-uke susukam, tai irgi augalas storėja, bet tai tiesiog plečiasi šitą vietą. Štai tokie 2 pririšimo būdai, kurie tikrai yra profesionalūs. Dabar vėlgi matome, vandenukas susigėrė ir truputėlį mums reikia dar užmesti. Kaip sakiau, nusėdo ir truputėlį dar užmetame, kad būtų bent jau tame pačiame lygyje, kaip augo medelinė. Mūsų skiepas toj vietoj, kaip matot, yra po žeme. Na, dar kartą lengvai primindau. Jeigu sodinate ženkliai vėliau, ne spalio mėnesį, jeigu sodinate kaulavaisius, pagrindinis dalykas, kad jie prigytų, reikia pašiltinti šaknų plotą. Šaknų plotą geriausiai šiltinti yra tada, kada jau sukausto gruodas.
pats pirmasis. Jeigu su durpėmis šiltiname, tai turi būti sausos durpės, galima su pjuvenomis, bet nepamirškime taip pat, kad gali pakenkti ir graužikai. Tokiu atveju reikėtų prie augalų kažkokiame vamzdelyje įdėti graužikam masalo. Manau, kad tai viskas. Ir šiandien norim atsisveikinti su jumis ir linkime dar jum pasisodinti šį rudenį naujų vaismedžių. Būkit sveiki!